Labą dieną, bičiuliai. Kadangi gaunu labai daug klausimų apie tai, kiek kainuoja parvežti automobilį, kokie yra įkainiai ir taip toliau, tai norėčiau rašyti video ir parodyti to pačiu mūsų įmonės svetainėje, kurie jūs rasite skaičiuoklę, kuri labai patogiai jums parodys, kiek automobilis preliminariai kainuos iki Lietuvos. Tai vat parodysiu bendrai pradžiai, kaip atrodo mūsų įmonės puslapis, kuris yra www.usautoglobal.com. Tai va, tokia bendra informacija, pirmas puslapis, supažindins su mūsų veikla, ką mes veikiame, kuom užsiėmėme, bendra informacija. Toliau viršui jūs rasite skaičiuoklę, kuri yra pažymėta čia. Paspaudus ją, iškris skaičiuoklė, kurioje pasirinksite arba lengvoji mašina, arba motociklas, arba visureigis. Toliau, kuris aukcionas, arba Koparto, arba Ajajai. Toliau eina transporto priemonės kaina, aukciono vieta ir pristatymo vieta. Tai pabandymui galim kaip testą padaryti, tarkim, automobilis 10 000, aukcionė Kopartas, lengvoji mašina ir tarkim pasirinkam, kad automobilis yra Abilene, Texas, tai reiškia, kad aukcionas tenai ir ką mums rodo kita vieta, kur yra Houston, Texas, tai yra artimiausias uostas, kur automobilis keliaus. Taip kaip pavyzdį pasirinkam patį pirmą, pristatymo vieta šiuo atveju pasirinksim Klaipėdą. Kitas dalykas, ką dar norėčiau parodyti, hibridinė elektrinė transporto priemonė. Tai čia yra reikalinga tam, jeigu jūs nusipirksit hibridinę arba elektrinę transporto priemonę, tai reikės papildomai už ją susimokėti $250, kadangi jos atskirai kraunamos į konteinerius specialiai žymėtus hazmat žymėjimu. Jos negali krautis kartu su benzininiais automobiliais, sakykim taip. Ir toliau spaudžiam skaičiuoti preliminarią kainą. Tai va. Ir jums visus parodys mokesčius iki Lietuvos. Kiek jūs mokėsit mokesčių Lietuvoje, va čia, kiek jūs mokėsit mokesčių Amerikoje ir bendra suma išversta į eurus, kiek jinai jau stovės, tarkim, iki kiemo Lietuvoje. Tai va, šitie yra pagrindiniai dalykai ir labai paprastai pasiskaičiuojami, kadangi iš tikrųjų gaunu ant tiek daug žinučių ir klausimų, visi laik tie patys klausimai. Ir labai sudėtinga yra iš tikrųjų visiems atsakyti, atskambinti. Tai o dabar parodžiau, kur skaičiuoklė ir bus daug paprasčiau patiems pasiskaičiuoti. Ką dar norėjau parodyti? Kad mes turime savo puslapyje dar klientų zoną. Klientų zonai parodysiu, kaip mes esam viską suskirstę patogiai klientui, kad jisai viską matytų. Tarkim, pasirinkam tokį testinį akauntą susikūręs, prisijungiam. Ir toj mes įeisim į klientų zoną, kurią mes pavadiname mano garažas. Taip, mano garažas čia yra ir čia pamatysite savo pirkimo istoriją. Tai vėl pamatysite automobilio nuotraukas, datą, kada pirkot, automobilio markę, modelį, VIN numerį, būseną, ar tai jau pakrautas, ar jau plaukia. Šitas mygtukas bus sekimui. Kada automobilis jau bus įdėtas į konteinerį ir išsiųstas į Lietuvą, tada čia bus nuoroda, kurią paspaudus jūs galėsite sekti automobilį. Na ir visą informaciją apie aukcioną, loto numerį, konteinerio numerį, sąskaitą, faktūrą rasite, taip pat rasite ir Carfax ataskaitą. Vat galiu parodyti, va, visą automobilio istoriją bus čia. Tai labai patogiai naudoti sąskaitą, va čia kaip pavyzdinis variantas yra įdėtas. Carfax ataskaita taip pat, čia kaip pavyzdys šiuo metu. Tai va, o šiaip žmonės, kurie netaip daug susipažinę ir neturi daug patirties, šitam puslapį tikrai rasite labai daug naudingos informacijos, pradedant su dažnais užduodamais klausimais ir baigiant su aukcionų žodynu. Tai viskas, ko jums reikia pradžiai, ką reiškia transporto priemonės pažeidimai, ką reiškia transporto priemonės dokumentai, kokie yra tinkami, kokie ne. Visa informacija yra čia. Ir žinoma, kontaktai, kad galėtumėt su mumis susisiekti. Tai va, supažindinau trumpai su įmonės puslapiu, prašiau žiūrėkite, skaičiuokite ir susisiekite.